Sveiki atvykę ar sugrįžę į Tavo potencialas tinklalaidę. Aš esu Julija ir šiandien kalbėsiu apie energetinį valymą namų ir žmogaus. Jeigu esate žmogus, kuris domisi energetika, ezoteriniais dalykais, ko gero žinote, kad yra platus pasirinkimas paslaugų įvairių specialistų, kurie gali apvalyti tiek jūsų aurą, energiją, tiek ir jūsų būstą, namus. Tačiau kągi daryti, jeigu jūs norite patys kažkaip apsivalyti save, apsivalyti savo namus ir nesate nei kažkoks tai šamanas, nei reiki meistras, o tiesiog paprastas žmogus, kuris nori užsiimti dvasinę higieną. Ir nenori ar neturi galimybės leisti pinigų specialistams, tai būdų apvalyti savo namus, tiek ir patį save ar pačią save yra tikrai pakankamai daug. Ir aš apie keletą tokių populiariausių pakalbėsiu. Tačiau noriu pirmiausia papasakoti apie energetinio valymo esmę. Tai visų pirma, kodėl reikėtų atlikti energetinius valymus. Tai kaip ir visiems savaime suprantama yra valytis dantis ryte ir vakare, eiti į dušą, maudytis, tiesiog atlikti kitus higienos valymo darbus namuose, švarinimosi darbus. Tačiau užsiteršia ne tik mūsų fizinis kūnas, ne tik mūsų namai iš fizinės perspektyvos. Higienos palaikymas turėtų būti visapusiškas. Tai eidami pas psichologą apsivalome savo emocijas, savo psichologinę sveikatą geriname, prausdamiesi, valydamiesi, apvalome fizinį aspektą, o per energetinius valymus apvalome energijas. Kas yra svarbiausia atliekant energetinį valymą tiek savęs paties, tiek savo namų? Ir tai yra intencija, vizualizacija. Be tinkamos intencijos arba vizualizacijos neveiks joks būdas. Tai galite savo namuose pridegti ten, 20 žvakių, ten maudytis kažkokiose ypatingose eteriniuose aliejuose, dar kažkur, bet jeigu visa tai nebus surišta su intencija, su vizualizacija, tai energetinis valymas neįvyks. Jūs tiesiog, fiziškai kažkokius tai veiksmus atliksite ir viskas. Tai kas yra ta intencija? Intencija yra ketinimas. Tai reiškia, kad prieš atlikdami valymą ar kažkokį tai veiksmą susijusi su tuo valymu, labai svarbu nusistatyti ketinimą. Tai kaipgi visą tai padaryti? Tai tiesiog, pavyzdžiui, norite energetiškai apvalyti namus. Tai tiesiog atsistokite vidury kažkokio tai kambario, kurį planuojate valyti energetiškai, ar kažkokios kitos erdvės. Ir galite mintise, galite garsiai, tiesiog pasakykite, kad aš dabar energetiškai valysiu šią erdvę arba šiuos namus. Ir, turite įsivaizduoti, kad jūs iš tikrųjų, kaip jie valosi, kaip ta energija švarėja. Nes, pavyzdžiui, jeigu pasiimsite kažkokį tai daiktą, kuris, ar tai būtų kristalas, kažkoks tai mineralas, ar tai žvakė, kuri yra skirta, erdvės apvalymui ir tiesiog, kaip sakant, eisite per tą erdvę, musikuodami tą daiktą, bet nieko negalvosite, tai bus tiesiog kažkoks fizinis veiksmas be jokio poveikio. Tai kad ir kokį tai prietaisą naudotumėte, galite iš viso nieko nenaudoti. Svarbiausia yra įsivaizduoti, pajungti savo vaizduotę ir taip pat nusistatyti ketinimus. Galite netgi
tiesiog be jokio daikto pasivaikščioti kambaryje ir akimis įsivaizduoti, kaip pavyzdžiui, valosi tas kambarys. Arba vizualizuoti kažkokią tai energetinę šluotą. Sakau, tų variantų gali būti labai daug, tai paliksiu tai jūsų vaizduoti, tai visai nesvarbu, ar jūs įsivaizduosite šluotą, ar kažkokią tai baltą šviesą, kuri apsupa jūsų kambarį ir jį energetiškai valo, ar kažkokius tai, spindulius įsivaizduosite, kurie, vėlgi šviečia jūsų kambaryje ir valo jo aurą. Ir tiesiog akimis praskenuoti, visas sienas, visus kampus, visus baldus esančius tame kambaryje, kažkokius tai daiktus, įsivaizduoti, kaip tirpsta akise neigiamos kažkokios emocijos užsibuvusios tame kambaryje, neigiamos energijos. O jeigu norite apvalyti tiek savo kūną energetiškai, tiek savo sielą, aurą, tai principas irgi toks pat. Numeris 1 ir pats svarbiausias dalykas yra vėlgi intencija, kitaip ketinimas ir vizualizacija. Tai vėlgi galite atsigulti ir padaryti tokią kaip meditaciją ir įsivaizduoti, kaip pavyzdžiui per jūsų pėdas pradeda skverbtis kažkokia tai sveikatos šviesos energija, kuri šalina visus negalavimus. Ir taip tiesiog mintise, vaizduotės pagalba praskenuoti visą savo kūną. Tai skirti pavyzdžiui kelias minutės pėdoms, tai vaizduotės pagalba tiesiog bandyti įsivaizduoti, pajausti, kaip ta šviesos gydanti energija išvalo visas ligas, problemas iš jūsų pirščiukų, iš pėdų, tada neigiama energija po truputį šalinasi iš jūsų kojų, iš kelių, tada šlaunų. Ir taip po truputį su ta intencija, kad iš jūsų šalinasi neigiama energija ir ateina kažkokia tai sveikatos energija, tiesiog po truputį lengvai praskenuoti visą tą kūną. Žinoma, nereikėtų daryti to taip greitai, aš tik pasakoju, kaip tas procesas turėtų vykti, bet, kiekvienai kūno daliai pasistengkite, kad bent jau minutę ar bent porą minučių skirti. Taip, ir tada, galite keliauti toliau, tada organus savo įsivaizduoti apsupamus tos gydančios šviesos ir įsivaizduoti, kaip ta neigiama energija palieka jūs arba tirpsta iš jūsų, keliauti su tuo įsivaizdavimu link kaklo, link galvos, taip pat tada ir rankoms padaryti tą patį. Jeigu turite kažkokią tai konkrečią problemą, tarkim, su kažkokiu tai organu arba kūno dalimi, tai galite tą vizualizaciją pasidaryti tik tai daliai, tik tam organui. O jeigu norite labiau daryti energetinį valymą, labiau savo aurai, tai galite tiesiog įsivaizduoti, galite nebūtinai skenuoti save, kaip sakiau, bet tiesiog įsivaizduoti, kaip jūs apsupa kažkokia tai ar dieviška šviesa, ar kažkokie tai spinduliai, ar tai kažkoks tai burbulas, kuris yra pripildytas šviesios, gydančios, valančios, angeliškos energijos ir kaip po truputėlį jisai, ta energija jumis skverbiasi, jūs gydo ir po truputėlį dalelės, kurios yra susijusios su neigiama energija, iš jūsų išskrenda arba ištirpsta. Pozityvaus dėmesio sutelkimas į tam tikrą dalyką, daiktą, objektą ar tiesiog dalį kažkokią tai jau yra energetinis valymas. Minties ir susikoncentravimo galia yra didžiulė ir dažnas žmogus net nesuvokia,
kokią didelę galią turi mūsų mintis, vizualizacijos ir susikoncentravimas. Ir iš esmės aš galėčiau baigti epizodą netgi dabar, nes energetiniam valymui tai ir yra svarbiausia. Bet, žmonės yra tokios būtybės, kurios mėgsta ritualus, mėgsta akmenėlius, žoleles, kitaip sakant, kažką tai apčiuopiamo. Ir dažnas žmogus sunkiai įsivaizduoja energetinį valymą be kažkokio tai daikto, be kažkokio tai ritualo, be žvakės, be dar kažko tai. Tai aš apie tai pakalbėsiu netrukus, tik noriu pasakyti, kad visi tie dalykai, jie nėra būtini energetiniam valymui. Svarbiausia pasitikėti yra savo, vidinė galia, savo intencija, savo vizualizacijomis ir jums tikrai pasiseks. Bet, yra natūralu, kad žmogus nori kažko tai apčiuopiamo, nes daiktai priduoda mūsų psichologijai tokio užtikrintumo. Mes gyvename materialiame, fizinėme pasaulyje ir mes suvokiame daugelį dalykų per fiziškumą, per materialumą. Todėl kartais mums gali būti sunku atlikti kažkokius tai veiksmus, kai nėra jokio fizinio aspekto, kai, kaip sakant, nėra į ką įsikibti, nėra ką palaikyti. Ir jeigu jūs viduje jaučiate ir jums norisi naudoti kažkokį tai daiktą, atliekant tas vizualizacijas, tą energetinį valymą, tai tikrai naudokite, nes svarbiausia, kad tie dalykai padėtų jumise sukurti stiprybę. Žinoma, jokių būdų neneigiu įvairių priemonių, prietaisų, daiktų ir medžiagų pagalbos. Tai žinoma, tie dalykai veikia ir jie prideda kažkiek efekto. Tai tikrai nesakysiu, kad tai yra kažkokia nesąmonė, nes taip nėra. Tiesiog man labai buvo svarbu perteikti tai, kad jums nebūtina turėti tuos dalykus ir jūs puikiai galite pasidaryti energetinį valymą ir be jų, nors žinoma, jie taip pat turi tam tikrą poveikį. Taigi, dabar kokios yra vienos populiariausių priemonių naudoti atliekant energetinius valymus tiek namų, tiek žmogaus. Tai akmenis, tai vieni populiariausių būtent valymui būtų selenitas ir kalnų krištolas. Ir kaip reikėtų naudoti dabar šios akmenis? Tai žinoma, pirmiausia, įsigyjant reiktų įsitikinti, kad įsigyjate juos tikrus, iš patikimo šaltinio, ne kažkokius tai padirbinius, tai yra labai svarbu. Ir, kaip pasakojau, pavyzdžiui, kad kai pasakojau apie kambario energetinį valymą ir sakiau, kad tiesiog skenuokite su savo akimis, tarkim, sienas, baldus, kampus visus ir įsivaizduokite, kaip jie valosi. Tai, pavyzdžiui, jeigu turite selenitą arba kalnų krištolą, vietoj to tokio skanavimo akimis galite tiesiog pasiimti į ranką, pavyzdžiui, selenitą ir tiesiog taip ore, kaip sakant, musikuoti arba, kaip čia geriau pasakius, įsivaizduoti, kad su tuo akmeniu jūs valote energijas. Tai tiesiog pasiimti tą akmenį ir taip ore per sienas pereiti, per kampus ir tuo pačiu metu su intencija, kad tas akmuo dabar valo jūsų kambarį arba jūsų būstą. Taip pat, ore arba tiesiog netgi fiziškai perbraukti su, tarkim, selenitu arba kalnų krištolu per paviršius, per, baldus. Ir taip pereiti visus kambarius arba kitas erdves, kurias norite apvalyti.
Bet šitas būdas neveiks, jeigu jūs tiesiog pasimsite, sakau, ar selenitą, ar kalnų krištolą ir tiesiog ore musikuosite, bet galvosite apie tai, kągi čia pietums pasigaminti. Noriu dar pakalbėti apie vieną klaidą, kurią žmonės dažnai labai daro. Tai jie kažkaip galvoja, kad, na, pavyzdžiui, jeigu selenitas, ten kalnų krištolas valo energetiką, tai kodėlgi, na, nepasikabinus, pavyzdžiui, ant kaklo kažkokio tai akmens ir nenešiojus, na, galėčiau, pavyzdžiui, nešioti kiekvieną mielą dieną ir tada galbūt mano energetika bus, na, kažkokia tai švaresnė. Tai labai noriu pabrėžti, kad kristalai, mineralai yra kaip vaistai. Tai, na, kai sergame, kartais tenka kažkokius tai antibiotikus gerti, kažkokius tai kitus vaistus, kurie, na, padėtų ligai išeiti iš mūsų gyvenimo arba kažkokiam tai negalavimui. Tačiau jeigu mes gertumėme tuos vaistus visą laiką, tai ko gero, kad mums nelabai gerai būtų ir kaip tik pradėtų organizmas streikuoti. Tai lygiai taip pat yra ir su akmenimis. Jie turi tam tikrą teigiamą poveikį, tačiau jais nereikėtų piknaudžiauti. Nes jeigu su vienu akmeniu būnama per ilgai, kartais gali pradėti reikštis neigiami efektai, dėl to, nes tiesiog per daug yra to akmens energijos. Kitas taip pat faktorius yra akmenų suderinamumas su žmogaus energetika. Tai, na, selenitas, kalnų krištolas yra tarsi universaliai paplitę akmenis, kurie valo energiją. Tačiau ne kiekvienas akmuo, ne kiekvienam žmogui tinka. Ir gali būti, kad tam tikrų gyvenimo etapų jums netiks nei selenitas, nei kalnų krištolas. Tačiau ar tinka tam tikras akmuo tam tikrų gyvenimo periodų, dėja nusistatyti patys negalėsite, nes tai, na, turi padaryti žmogus specialistas, kuris dirba su tų tinkamų akmenų, kristalų, mineralų nustatymu, nes netgi kartais renkantis pagal pajautimą galite ne visai gerai išsirinkti. Bet dėl ko aš paminėjau būtent selenitą ir kalnų krištolą, nes dažniausiu atveju tai yra du akmenys, kurie tinka realiai, na, jie yra universaliausi energetiniam valymui ir labai retais atvejais jie sukelia kažkokį tai, na, šalutinį poveikį. Sakau, tiesiog neužsibūkite su nei vienu akmeniu, kristalu, mineralu per ilgai. Tai manau, jeigu jūs tiesiog naudosite selenitą, kalnų krištolą, tik apvalyti tenai kambarius, pasidaryti savo energetinį valymą ir tada, na, kažkur tai padėsite. Toliau tai neturėtų pasireikšti kažkoks neigiamas, na, poveikis, sakau, nebent tokiais išskirtiniais atvejais. Žinoma, jeigu jie jums tinka šiuo periodu ir jums parekomendavo kažkas būti, na, specialistas turiu omenyje, būti su tais akmenimis, tai kitas reikalas. Jeigu norite atlikti energetinį valymą savo su selenitu arba kalnų krištolu, tai irgi principas toks pat. Tiesiog pasiimate į ranką, nusistatote intenciją, kažkokį ketinimą, tikslą. Na, pavyzdžiui, aš dabar valysiu savo aurą. Ir tada pasiimate į ranką tą akmenį ir atliekate vizualizaciją, kaip ir pasakojau anksčiau. Tai galite tiesiog ore, galite liesdami, galite taip pat pabaigus, na, mintise arba garsiai padėkoti, kad, na, ši kristalo ar mineralo energija jums padėjo atlikti šį energetinį valymą, tokį kaip, na, dėkingumą išreikšti.
Tai bus taip pat naudinga ir jums energetiškai. Taip, toliau dar kokios priemonės, tai būtų Palo Santo mediena, tai taip pat turi labai stiprią energetiką ir yra labai naudinga tiek patalpų valymui, tiek žmogaus energijos valymui. Tai visiškai toks pats principas kaip ir su akmenimis. Lygiai taip pat viską galite atlikti tik vietoje akmens. Šiuo atveju jūs rankoje laikytumėte Palo Santo lazdelę, tai yra kaip ir smilkalas, tai tiesiog paimkite ją, padėkite ir užpūskite tą ugnį, arba tiesiog jinai pati užgesta dažnai ir pradės sklisti tokie kaip dūmai, kaip smilkalai. Ir su ta lazdele, su tais dūmais irgi galite atlikti lygiai tuos pačius veiksmus kaip ir su akmenimis. Jeigu kalbant apie augalus, tai populiariausia energetiniam valymui būtų šalavijas ir pelynas. Tai pelynas būtų lietuviška alternatyva, šalavijas toks labiau tarptautinis. Šalavijo poveikis yra šiek tiek stipresnis nei pelyno. Tai šiaip kadangi Palo Santo taip pat yra augalas, tai jeigu palyginus šios tris, Palo Santo, šalaviją ir pelyną, tai Palo Santo būtų stipriausią poveikį turintis, tada eitų šalavijas ir trečioje vietoje pelynas. Bet tikrai pelynas nėra blogas, jį pilnai galite naudoti. Tai su šalaviju ir pelynu labai panašiai kaip su Palo Santo lazdelėmis, tai tiesiog kažkokį tai ryšulėlį reikėtų turėti. Ir galite naudoti ir eterinius aliejus netgi šių augalų. Tai jeigu turite šluotelę, tai tiesiog irgi padėkite, kad ta ugnis tada užgestų ir dūmai pradės eiti ir su tais dūmais, su tais smilkalais tiesiog vėlgi atlikti tuos pačius veiksmus, kaip ir prieš tai minėjau. Kita alternatyva, kuri padeda energetiniam valymui, tai yra garsas. Tai galite energetinius valymus atlikti su kamertonu arba su skambančiais dubenimis. Tai juos galite įsigyti įvairiose ezoterikos parduotuvėse. Iš tikrųjų, nemažai kas juos pardavinėja, manau. Ir tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį į paskirtį, nes kartais būna tokie kaip universalūs, arba ten tiesiog susiję su visatos energija, kamertonai, skambantis dubenis, bet kartais jie būna pritaikyti būtent kažkokiam konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, ten pirmos čakros valymui. Kitas dalykas, kuris taip pat yra susijęs su energetiniu valymu, tai vanduo. Tai vanduo ne tik valo paviršius, ne tik valo fizinį kūną, fizinius daiktus, bet taip pat ir sielą. Tai kaipgi pritaikyti tą vandenį energetiniam valymui? Paprasčiausiai jį galite atlikti duše arba vonioje. Tai vėlgi galite atlikti tuos pačius veiksmus, tik šiuo atveju įsivaizduosite, kaip vanduo iš jūsų išplauna neigiamus dalykus, neigiamas energijas, vietoj įsivaizdavimo, kad kažkokia tai šviesa arba kažkokie tai spinduliai. Taip pat energetiniams valymams tinka žvakės, uždegtos žvakės, žvakių liepsna. Tai vėlgi galite naudoti žvakes lygiai taip pat kaip ir akmenis. Tiesiog pasimti žvakę į rankas ir pavyzdžiui per namus pasivaikščioti, pereiti netoli sienų, netoli kampų, kažkokių tai baldų, daiktų ir tuo pačiu principu vėlgi viską atlikti. Nenoriu nuneigti visų tų
pagalbinių priemonių poveikio, nes jis tikrai egzistuoja ir ne veltui tiek žmonių tas priemonės naudoja. Tiesiog noriu pasakyti, gal labiau man labai svarbu, kad ką jūs išsineštumėte iš šios tinklalaidės, kad ir kokias priemonės jūs beturėtumėte, kad ir kokios jos nuostabios, energetiškai stiprios bebūtų, vis tiek pats svarbiausias dalykas yra jūsų intencija, koncentracija ir vizualizacija. Nes be visų šių 3 dalykų jūs galite, kaip sakiau, muzikuoti žvakėmis, dubenimis, šalavijais, bet jeigu galvosite apie tai, ką veiksite rytoj, tai nieko iš to nebus. O esant tinkamai koncentracijai, vizualizacijai ir intencijai, žinoma, kad šios priemonės padeda sustiprinti energetinio valymo poveikį, ypatingai akmenys, kristalai, mineralai, taip pat Palo Santo, šalavijas, pelynas, tokie vieni stipriausių pagalbininkų. Tai va, jeigu jums patiko ši tema, ši tinklalaidė, sužinojote kažką tai naujo ir manote, kad ji galėtų būti įdomi jūsų draugams, artimiesiems ar kitiems žmonėms, būčiau be galo dėkinga, jeigu jie pasidalintumėte su kitais. Taip pat man labai yra svarbi jūsų nuomonė. Tai ar patiko šis epizodas, ką manote apie tai, ką pasakojau. Tai jeigu klausotės manęs per platformą, kurioje galima komentuoti, pavyzdžiui, per YouTube, tai būčiau labai dėkinga, jeigu parašytumėte komentarą. O jeigu jums patinka mano kuriamas turinys, temos ir norite daugiau manęs matyti ir girdėti, tai kviečiu pasekti mane socialiniuose tinkluose. Instagram, Facebook, YouTube, vadinuosi Tavo potencialas. O Tavo potencialas Contribui rasite mano teikiamas asmeninės paslaugas bei online seminarus. Labai dėkoju, kad klausėtės ir iki kitų susitikimų.